Sveiki, šiandien aš kaip visada esu Minske, už mano nugaros yra aukščiausias Minsko dangoraižis, vadinamas dar kitaip Stalino antspaudas, dėl to, kad šitą nuostabų pastatą pastatė Stalinas pačiame Minsko centre, kadangi Minskas buvo labai sugriautas per Antrąjį pasaulinį karą, tai ačiū Stalinui šitas Stalino antspaudas iki šiol stovi ir džiugina baltarusius savo didybę. O tenai pas jūs Lietuvoje yra nuostabiausias vaikinas, kuris sako, kad jis yra suverenas ir dėl to neprivalo eiti į kariuomenę. Ir tai yra nuostabu. Ir kas yra dar svarbiau? Po to tenai vienas Lietuvos ten bomžas sako, kad tokių vaikinų yra 3000, kurie nenori eiti kariuomenę. Man labai džiugu į tai žiūrėti. Ne visi lietuviai yra teletabiai, jaunimas. Dauguma, 99% Lietuvos jaunimo be abejo yra teletabiai, bet yra išimčių. Pažiūrim šitą nuostabią laidą. Cirkas teisme. Suverenu save laikantis jaunuolis atsisako atlikti privalomąją karo tarnybą. Nėra jokios privalomosios karo tarnybos. Jungtinių tautų organizacija uždraudė privalomąją karo tarnybą. Nėra tokios tarnybos. Vaikinas atsikalbinėjo prieš teisėją, dėstė reikalavimus, filmavo posėdį ir visus, kurie laikosi įstatymų, vadino vergais. Tai taip. Tai yra vergai. Tame yra pagrindinis pilietybės principas. Jūs esate juridinio asmens Lietuvos Respublika nuosavybė. Jūs esate nuosavybė šito juridinio asmens. Tokia yra tradicija. Anksčiau buvo karaliai, jūs buvot karalių vergai, po to karalius pakeitė juridiniais asmenim. Lietuvos Respublika viena iš jų. Aš nematau čia problemos. Taip, jūs esat šito juridinio asmens vergas, šitas juridinis asmo turi teisę jūs pagauti, pasiųsti karą, numirt kur nors Ukrainoje ar Lietuvoje pradės karą. Turi tokią teisę tas juridinis asmo. Tai todėl labai gerai, kad žmonės priešinasi šitam juridiniam asmeniui. Labai smagu, kad yra žmonės, kurie nepasitikė šituo juridiniu asmeniu. Man labai gražu žiūrėti, aš žaviuosi. Krašto apsaugos ministras sako, tarnauti teks? Neteks. Jeigu daryt visus teisingus žingsnius ir nueiti iki jungtinių tautų, jungtinės tautos uždraus šaukti šitą vaikiną ir visus kitus 3000 į kariuomenę, kadangi jie nenori. Ieva Diraitė praneša, kad atsisakančių tarnauti kariuomenėje 1000. 3000. Šis 23 jaunuolis nuo pernai šaukiamas atlikti privalomąją karo tarnybą, tačiau nenori to daryti. Sumokėjęs 3 baudas, dabar atsidūrė teisme. Argumentuoja, kad yra laisvas žmogus ir turi teisės, bet neturi pareigų. Tokią poziciją išreiškia prieš pradedant šiandien teismo postą. Tai tame ir esmė. Yra tik tai teisės, jokių pareigų nėra. Žiūrėkit, yra pareiga ten nežudyti, neprievartauti, nevogti. Taip, čia yra bendrai suprantamos pareigos, mes negalim funkcionuoti kaip visuomenė, jeigu kažkas pasako, kad jis turi teisę žudyti. Tik tai aš turiu teisę nužudyti Igną Vėgėlę ir kitus žurnalistus. Bet čia yra mano, čia yra mano teisė, o kiti žmonės neturi tokių teisių. Apskritai, jeigu rimtai, nėra pareigos tarnauti kariuomenėje. Nėra tokios pareigos, kadangi šitą pareigą panaikino jungtinės tautos, o Lietuva yra jungtinių tautų narė. Deja, reikėtų išmesti Lietuvą iš jungtinių tautų, bet deja. Ir kadangi narė, Lietuva turi pripažinti, kad nėra tokios pareigos. Ir kadangi Lietuva yra narė, ją galima priversti pripažinti, kad nėra tokios pareigos. Yra tik tai teisės. Taip. Jis save laiko suverenu. Posėdžio metu vaikinas aiškino, kad žmonės besilaikantys įstatymų yra vergai, o save aukštino. Tai taip, jie yra vergai. Žmogus, jeigu jis pripažįsta, kad jis yra juridinio asmens Lietuvos Respublika nuosavybė, vergas, turi pareigų, vadinasi, jis yra vergas, nieko nepadarysi. O žmogaus teisės, jos yra
jos priskiriamos žmogui nepriklausomai nuo to, ar jis turi kokią nors pilietybę. Tu gali neturėti jokios pilietybės, bet tu turėsi žmogaus teisės. Žmogaus pareigų nėra. Tame ir nėra žmogaus pareigų. Išskyrus tenai nevok, nežudyk, tenai neprivartauk. Vat taip. Bet čia yra elementarios ir šitas vaikinas neturi problemų su šituo. Dar daugiau, jis nenori žudyti. Jis nenori žudyti dėl to, kad jis, kai tave šaukia į kariuomenę, tave mokina žudyti kitą žmogų. Vaikinas priešginiavo viskam, ką sakė teisėjai ir nevykdė jokių reikalavimų. Anot jo suverenams negalioja visuotinai priimtos taisyklės. Tai aišku, kad negalioja. Niekam negalioja, suprantat? Nuo to momento, kai jūs suprantat, kad juridinis asmuo Lietuvos Respublika yra vienas iš juridinių asmenų. Vat yra juridinis asmuo, ekspertai EU, kuris valdo tenai, ar ne jisai, kažkoks kitas juridinis asmuo. Šiuo metu valdo svetainė ekspertai.eu. Yra juridinis asmuo Delfis, kuris valdo delfi.lt svetainę. Ir yra kitas juridinis asmuo Lietuvos Respublika, kuris tenai įsivaizduoja, kad pas jį yra daugiau teisių nei pas visus kitus juridinius asmenys. Bet iš tikrųjų, juridinis asmuo Lietuvos Respublika tai yra toks pat juridinis asmuo kaip bet koks kitas juridinis asmuo. Ir kiekvienas žmogus turi teisę pasipriešinti šitam juridiniam asmeniui ir nesivadovauti jo įstatymais, jo reikalavimais, nusispjauti šitą juridinį asmenį, siekti, kad jo nebūtų iš viso, arba kad būtų daug juridinių asmenų toj pačioj teritorijoje. Tai vat, tokia yra ir mano svajonė. Aš norėčiau, kad jeigu kažkam patinka juridinis asmuo Lietuvos Respublika, tegul funkcionuoja, bet Lietuvos šitoj teritorijoje turėtų būti daugiau juridinių asmenų, kurie vienodai teikia valstybės paslaugas. Čia yra tokia mano svajonė ir aš esu tikras, kad kažkada ji taps realybė. Bet čia aš visiškai sutinku. Jeigu jūs pripažįstat šito juridinio asmens valdžią, jūs esate šito juridinio asmens vergas. Šitas juridinis asmuo turi teisę jūs pasiųsti karą į Ukrainą, arba, suprant, jie dabar, pavyzdžiui, taip, jie vaikus tokius nesiūs į Ukrainą. Jie siūs į Ukrainą vyrus, kurie yra profesionalūs kareiviai. Lietuvoje tokių yra gal 100. Tai tą 100 jie pasiūs į Ukrainą. Bet kas įvyks? Rusija pamatys, kad jie Ukrainoje, jos visų pirma visus nužudys Ukrainoje, o po to Rusija trenks Lietuvai į Vilnių. Suprantat, ten, kur šitas jaunuolis, jis tenai tarnaus. Ir tada, kulka gali atskristi ar jam. Arba dar baisiau. Aš net ir nežinau, kas yra geriau. Žudyti kitus žmonės ar tiesiog numirt. Čia yra filosofinis religinis klausimas. Aš vengčiau ir vieną, ir kitą. Aš, pavyzdžiui, neturiu jokios pareigos Lietuvos Respublikai. Aš jas negerbiu. Ir man labai keista, kad jinai tenai kažką įsivaizduoja apie save. Bet šitą mes būtinai panaikinsim. Tik tai reikia, kad žmonės vienytųsi, kad jie tikėtų į savo teisės ir kad jie neturi jokių pareigų šitam juridiniam asmeniui ir kovotų iki galo. Tai gali užimti laiko, tai nebus ant smūgio, bet svarbu, kad būtų judėjimas, kad žmonės veiktų. Asmuo nelinkęs bendradarbiauti su teismu, atsisakė duoti parodymus, buvo pašalintas iš teisiamojo posėdžio salės. Dėl to, kad nevykdė teisėtų teismo nurodymų, tai yra įjungė vaizdo ir garso įrašymo įrangą ir nors ir prašymas buvo tenkintas iš dalies ir leista daryti garso įrašą, tačiau toliau tęsė teismo posėdžio filmavimą. Čia yra 100% žmogaus teisių pažeidimas, nes kaip tu gali būti teisiamas, kai tave išvarė iš teismo? Negali tai būti. Po to žiūrėkit, dėl filmavimo. Tai yra senovės graikų sugalvotas principas, kad teismo posėdis yra viešas. Kad belekas gali ateiti teismo posėdį ir savo buvimu teismo posėdėje daryti spaudimą teismui. Ta sugalvojo senovės Atėnuose, o po to šitas principas buvo vystomas Romoje, senovės Romoje. Tie žmonės, tos statulos nuogos tenai su mažais pimpaliukais. Tai yra graikų romėnų palikimas. Tai graikų romėnų palikimas nėra tik tai tos statulos su mažais pimpaliukais. Jų palikimas taip pat yra tikėjimas, kad teismo posėdžiai yra vieši. O ką reiškia vieši? Belekas gali ateiti. O šiuolaikinėme pasaulyje, ką reiškia
viešas. Tai reiškia, ir turi būti tiesioginė transliacija, kad belė kas nori ateiti, bet negali ateiti dėl to, kad taip susiklosti aplinkybės. Galėtų pažiūrėti per YouTube'ą, galėtų pažiūrėti per Facebook'ą. Tai yra nuostabu. Aš nesuprantu, kur yra problema. Žmogus nori nufilmuoti. Labai gerai, tegul filmuoja. Čia yra jo teisė. Va tame ir esmė, kad teisė yra, o pareigų nėra. Nėra pareigų. Tai čia be abejo yra žmogaus teisų pažeidimas. Šitoj vietoj jisai laimės Jungtinėse tautose. Dėl to išvarimo ir dėl draudimo filmuoti. Vaikinas teismui nepateikė asmens dokumento, aiškino, kad neturi adreso, gyvena buveinėje. Teismui jis prisistatė kaip žmogus, pateikė savo religinės bendruomenės išduotą pažymėjimą. Tačiau iki teisminio tyrimo metu buvo pateikęs ir galiojantį asmens dokumentą, tai pasą. Nu tai taip. Jeigu tu negerbi šito juridinio asmens Lietuvos Respublikos, tu turi teisę pasigaminti pats savo asmens dokumentą. Kažkaip visuomenė turi organizuotis, kad tie žmonės, kurie negerbė juridinio asmens Lietuvos Respublikos, jie taip pat turėtų kažkokį tapatybės dokumentą, kurį galima būtų patikrinti. Taip, yra būtinybė, kad patikrint, ar čia nepadirbtas dokumentas, ar tu iš tikrųjų esi tas, kuo prisistatai. Taip, turi būti. Bet nebūtinai šitą pareigą turi atlikti juridinis asmuo Lietuvos Respublika. Ir ką daro juridinis asmuo Lietuvos Respublika? Juridinis asmuo Lietuvos Respublika nori monopolizuoti teisę į jūsų tapatybę. Tai ir yra vienas iš vergystės aspektų. Jeigu jūs turit kortelę, kurią išduoda juridinis asmuo Lietuvos Respublika, jūs esate taip. O tai jūs asmenybė taip. A jeigu neturit, jūs ne asmenybė. Jūsų nėra. Jūs negalite įrodyti, kad jūs esate. Tai yra labai blogai. Ir labai džiugu, kad tūkstančiai lietuvių pagaliau supranta, kad tai yra vienas iš vergystės aspektų. Labai džiugu, kad žmogus pats pasigamino kažkokį tapatybės dokumentą. Galbūt tą tapatybės dokumentą jam patvirtina jo religinė bendruomenė, tai yra labai gerai. Nes viena vertus, mes turime suprasti, kad kiekvienas turi teisę į savo asmenybę. Vat pavyzdžiui, žiūrėkit, aš esu nusikaltėlis, mane ieško Lietuvos policija, jau virš 5 metų ieško, bet tai pasireiškia tuo, kad juridinis asmuo Lietuvos Respublika, pavyzdžiui, man nebeišduoda tapatybės dokumentų, naujų tapatybės dokumentų. Tai tas pats bus su visais prievolininkais, kai prasidės karas su Rusija. Lietuvos Respublika anuliuos visas tapatybės korteles, visus pasus, kuriuos ji išdavė savo vergams. Ir tada tie žmonės turės problemų gyvenime. Tai va dėl to mes turim ruoštis tam, kad Lietuvos Respublika tam tikrų momentų atsisakys išduoti naują pasą, tapatybės kortelę žmogui, kuris nenori eiti kariauti. Nes taip jau daro Ukraina šiuo metu. Tai jau yra faktas. Ukraina nebeišduoda naujų tapatybės dokumentų žmonėm, kurie atsisako eiti į karą. Tai va šitam reikia ruoštis. Ir vienas iš pasiruošimo aspektų tai yra turėti kažkokią bendruomenę, gerbiamą, egzistuojančią iš tikrųjų, kaip pavyzdžiui Gaudijos Vaišnavų bendruomenė arba kažkokia kita bendruomenė, kuri prisiima atsakomybę pasakyti, kad taip, šitas žmogus sako, kad jis toks yra ir mes pripažįstam, mes liudijam, kad jis iš tikrųjų toks yra. Kad aišku nebūtų banditų, nes banditai irgi gali keisti tapatybę, gali keisti tapatybės dokumentus tam, kad darytų naujus nusikaltimus. Tai vienas dalykas, kai tu esi banditas, kitas dalykas, kai tu esi laisvas žmogus, kai tu esi suverenas, kai tu nenori būti šito juridinio asmens vergų ir tu nepripažįsti, kad tu turi kažkokias pareigas šitam juridiniam asmeniu. Jeigu šitas juridinis asmuo pradeda karą su kažkokiu kitu juridiniu asmeniu, tai yra šito juridinio asmens problema. Jis tenai nemoka susitart su kaimynais, pradeda karą, čia jo problema, prie ko čia tūkstančiai vaikinų, kurie nori gyventi, džiaugtis gyvenimu, keliauti po pasaulį, kaip aš, pavyzdžiui,
nenori turėti nieko bendro su tais karais. Dar didesnis cirkas prasidėjo, kai vaikinas teismui aiškino, kad ne jis nėjo tarnauti į kariuomenę, o buvo pakviestas tas asmuo, kuris žemėje turi fizinį kūną. Aš nežinau, negirdėjau, čia žurnalistai gali iškreipti, ką žmogus iš tikrųjų sakė, bet iš tikrųjų, taip, jis yra jo kūnas, jo dvasia. Ir tenai šitas juridinis asmuo Lietuvos Respublika sugalvojo kažkokį pilietį, kad jis pilietis. Ir tą pilietį šaukė į savo kariuomenę, kad jis eitų numirt kare su Rusija. Kam to reikia? Vaikinas nenori. Jūs sugalvojot kažkokį ten fikcinį fizinį asmenį, tai jį šaukit. Aš esu žmogus, laisvas, man yra nusispjauti į tą jūsų svajonę, kad čia yra jūsų vergai ir taip toliau. Visgi prieš kameras jaunuolis nebuvo toks drąsus, kaip posėdžių salėje ir su žurnalistais nebendravo. Tai nėra drąsos rodiklis. Pavyzdžiui, Laisvės TV bomžas Šarūnas Černiauskas irgi bandė iš manęs paimti intervą. Aš jam atsakiau, malčik, pasasi hui. Ir tuo pasibaigė mūsų bendravimas. Tai suprantat, jeigu tai nėra, kad tu nenori bendrauti su bomžais ir dalbajobais, tai nereiškia, kad tu nesi drąsus. Tu kaip tik esi drąsus dėl to, kad tu gali drąsiai pasakyti, malčik pasasi hui žurnalistui. Tai tame ir yra drąsa. O suprantat, atsisakymas bendrauti, tai nėra drąsos nebuvimas. Kam? Žmonės, niekas neprivalo su nieko bendrauti, jeigu nenori, jeigu negerbė, jeigu nori duoti snukį. Aš net sakyčiau, kad dažniau reikia įžeidinėti Lietuvos žurnalistus ir juos mušti. O bendrauti su jais, nenori ir nebendrauji. Geriau duok į snukį žurnalistui. Aš taip darau, aš taip dar nedariau. Bet padarys, planuoju padaryti. Krašto apsaugos ministras sako, kad visi pakviestieji privalo eiti tarnauti ir jokie nenorai nesuveiks. Teks eiti tarnauti? Neteks eiti tarnauti. Šitas vaikinas, jeigu jis pasiskus į Jungtinės tautas, gaus sprendimą iš Jungtinių tautų, kad nieko jis neprivalo tarnauti. Viskas yra nuostabu, viskas yra gražu. Laurynas Kasčiūnas, mano buvęs kursiokas, mes kartu studijavom. Nes aš galiu daug ką paskelbti, kad aš marsietis, kad aš Saulės gyventojas ir aš nepriklausau Žemės planetą, čia laikinai esu, netikiu jos egzistavimo prasme, bet tai nepaneigia tai, kad tu esi Lietuvos Respublikos pilietis ir pareigą reikės atlikti. Aišku, aš buvau visada pats geriausias kurso studentas pirmoje vietoje, o Laurynas Kasčiūnas be abejo, jam iki manęs buvo... jo pažymiai visada buvo daug blogesni nei mano universitete. Tai jis nesupranta kai kurių dalykų. Marsietis tai yra ne tas pats. Marsietis tai yra būtybė, kuri gyvena Marse. Tu negyveni Marse, tu negyveni Saulėje, todėl tu negyveni Saulėje ir negyveni Marse, tu nesi marsietis. Bet ar tu žmogus? Tai taip. Šitas vaikinas be abejo yra žmogus. Aš matau, kad jis yra žmogus, vadinasi, jam galioja žmogaus teisės. Ir jam negalioja jokios pareigos, kurias sugalvojo juridinis asmuo Lietuvos Respublika. Suprantat, juridinis asmuo Lietuvos Respublika laiko tave savo piliečių, savo vergų. Bet ar tu davėjai sutikimą kaip žmogus? Jeigu tu nedavėjai sutikimo, tai tada tai yra prievarta. Tai yra prievarta. Laurynas Kasčiūnas nesupranta šito dalyko, kad žmogus, kad tu esi žmogus, tai yra 100%. Tai tave galima pačiupinėti, paliesti, suprantat, paglosti, tu esi žmogus, kurį galima paimti rankas. Pilietis tai nėra žmogus. Pilietis tai yra įsivaizdavimas apie šitą žmogų. Žmogus tai yra faktas, tu esi faktas. Žmogus. Po to tu nesi marsietis, nes tu negyveni Marse. Tai irgi yra faktas. Suprantat? Tai yra faktai. Aš prisimenu savo studijų laikų su Kasčiūnu. Jis jau tada nesuprasdavo šito dalyko. Skirtumo tarp fakto ir įsivaizdavimo apie tą faktą. Tai pilietis, tai yra žodis, tai yra įsivaizdavimas apie tą faktą. Bet suprantat, juridinis asmuo Lietuvos Respublika gal įsivaizduoja, kad tu esi pilietis. Bet jeigu tu pats savęs taip neįsivaizduoji,
tai tu vadinasi savęs taip neįsivaizduoji. Ir jungtinės tautos palaikys tavo nuomonę. Tai yra tavo asmeninis įsitikinimas. Ar tu pilietis, ar tu nepilietis. Ar šitas juridinis asmuo Lietuvos Respublika tau reikalingas, ar jis tau nereikalingas. Suprantat? Pilietis tai yra įsivaizdavimas apie faktą, o žmogus tai yra faktas. Tai yra tas, ką mes galim įrodyti, kad jis iš tikrųjų yra. O pilietybė tai yra grinai intelektinis produktas. Pilietybė, juridinis asmuo, tai yra tai, ką mes įsivaizduojame. Jokios valstybės negalima paliesti rankomis. Nėra jokių valstybių. Dėl to, kad valstybė tai yra tai, ką mes įsivaizduojame. Mes elgiamės tam tikrų būdų, dėl to, kad mes taip įsivaizduojame. Ir viskas egzistuoja tik tai mūsų vaizduotėje. Po to dėl juridinio asmens Lietuvos Respublikos yra milijonai žmonių, kurie įsivaizduoja, kad šitas juridinis asmuo yra ir jie elgiasi taip, kad jis būtų. Bet jeigu šitie milijonai žmonių nustotų įsivaizduoti, jo nebebūtų. Suprantat, tai yra kažkas, valstybė, juridinis asmuo, pilietis, tai yra intelektinis konstruktas, kuris egzistuoja tik tai mūsų įsivaizdavime, tik tai mūsų galvoj. Ką mes galim paliesti rankomis, tai neįsivaizdavimą. Tai vat šitą lapuką mes galim paliesti rankomis, mane galim paliesti, šitą vat Stalino antspaudą galim paliesti rankomis. Tai yra faktai, jie yra iš tikrųjų, tai yra daiktai, fiziniai daiktai. Pilietis tai nėra fizinis daiktas, tai yra įsivaizdavimas apie tai, kaip turėtų elgtis žmogus. Bet žmogus gali įsivaizduoti kitaip. Kadangi tai yra įsivaizdavimas, žmogus turi teisę įsivaizduoti kitaip. Vienas žmogus įsivaizduoja taip, Kasčiūnas įsivaizduoja taip, o aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju kitaip. Ir šitas vaikinas taip pat įsivaizduoja kitaip. Ir tai yra nuostabu. Mes kitaip įsivaizduojam. Dabar vienas iš mūsų, aš tai mėgstu, kai žmonės taikiai įsivaizduoja. Bet Kasčiūnas, pavyzdžiui, jis nori per prievartą įsivaizduoti. Jis nori, kad jo įsivaizdavimas būtų privalomas visiems. Suprantat? Tai yra teisės į minties laisvę pažeidimas. Pasak Kasčiūno, tokie žmonės gali kelti problemų, tačiau kariuomenė gali ir moralinius įsitikinimus padėti pakeisti. Kaip, blėt, tu gali pakeisti moralinius įsitikinimus? Moraliniai įsitikinimai tai yra tai, ką jūs turit širdyje. Kaip naciai galėjo pakeisti žydų, pavyzdžiui, nuomonę apie nacius? Niekaip. Tu gali uždaryti žydą į konclagerį, tu gali jį mušti, tu gali jį sušaudyti, tu gali jį uždaryti dujų kameroj, bet tu nepakeisi to, ką jis įsivaizduoja savo galvoj. Ir tai yra baisų žodžiai, kad jie nori pakeisti moralinius įsitikinimus. Blet, kokie... Siaubas. Tai rodo, kad lietuvių kultūra yra labai degradavusi. Jeigu tokios kalbos yra žiniasklaidoj ir tai laikoma normalu Lietuvoj, tai rodo, kad kultūra yra degradavusi. Labai bloga kultūra. Tai tam pritarė ir Teisingumo ministrė. Visi piliečiai turi atsakomybę ginti valstybę ir jeigu mes kalbam apie privalomą karo tarnybą, tai yra alternatyva, jeigu asmuo negali, jeigu asmuo sąmoningai net nesikreipia dėl alternatyvos paskirimo, ką mes matom tikrai yra dėl atskirų asmenų, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių negali kreipėsi dėl alternatyvos, yra paskiriama ir atlieka, jeigu asmuo tiesiog sąmoningai vengia, tai yra atsakomybė, kurią tikrai kiekvienas asmuo turėtų atnešti. Čia šita tatuiruota storulė meluoja. Viskas yra organizuota taip, kad alternatyvios tarnybos iš tikrųjų nebūtų Lietuvoje. Kad nieks jos negautų, kad būtų labai sunku jos pasiprašyti. Iš tikrųjų būtų lengva, jeigu tu gautum laišką, kuriame būtų parašyta, tu nori A. eiti kariuomenę, B. eiti alternatyvią tarnybą. Bet taip nėra. Tu esi šaukiamas į kariuomenę ir po to baudžiamas už tai, kad neini į kariuomenę. Alternatyvios reikia prašyti. Tai yra be abejo žmogaus teisių pažeidimas, dėl to, kad nori, ant vieno lapo turi būti parašyta pažymėk kryžiuką A arba B. Kariuomenė arba civilinė tarnyba. Taip turi būti parašyta. Bet iš tikrųjų, jeigu mes eisim į Jungtines tautas, aš tikiu, kad mes turim visus šansus įrodyti, kad apskritai ir civilinė tarnyba yra neprivaloma. Nėra. Neprivaloma. Niekas neprivalo ten eiti.
Viskas yra labai gerai. Tu esi laisvas žmogus, jeigu tu nepripažįsti savęs piliečių, jeigu tu nepripažįsti, kad šitas juridinis asmuo turi teisę tave valdyti, tu siunti velniop šitą juridinį asmenį ir įsivaizduoji, kad jo nėra. Aišku, geriau įsivaizduot, kai tu išvažiavai iš tos teritorijos, kurioj šitas juridinis asmuo dėja turi šiuo metu monopolį. Dėja. Ir kovot iš tikrųjų lengviau iš užsienio, nes tada tu nemokėsi baudų, pavyzdžiui. Antstoliai tenai areštuos tavo sąskaitos Lietuvoje, o tu neturi. Lietuvoje jokių sąskaitų. Pavyzdžiui, mano sąskaitos Lietuvoje yra areštuotos ir aš ten neturiu jokių sąskaitų. Ten buvo kažkokia mano sąskaita, kur buvo -5 eurai. Nu, vat, -5 eurus areštavo. Ir iš užsienio kovoti yra lengviau. Vat, pavyzdžiui, aš kovoju prieš Lietuvą, bet man būtų sunkiau kovoti iš vidaus. Vat, pavyzdžiui, aš turiu 3 mėnesių laisvės atimimą Lietuvoje ir mane jau pagautų ir pasodintų 3 mėnesių Lietuvoje. Bet kadangi aš užsienį, to padaryti negalima. Ir aš šituos 3 mėnesius panaikinsiu per Jungtinės tautas, bet ne iš karto, dėja, dėl to, kad dėja, Jungtinės tautos pastato žmonės į eilę ir jie turi 1000 žmonių iš viso pasaulio, dėl to eilės yra ilgos. Tai va, bet aš galų gale išdulkinsiu Lietuvą, kaip visada, bet tai pareikalaus laiko. Tai yra laiko klausimas. Tai va tas pats su ta tarnyba. Iš tikrųjų, aš patarčiau visiems vaikinam, net jeigu jūs nesat šauktinis, bėkit iš Lietuvos, nes karas prasidės. O karas kaip prasidės? Lietuva pasiūs kariuomenę į Ukrainą. Tada Rusija pasakys, jūs užpuolėt Rusiją iš Ukrainos teritorijos ir trenks į Vilnių, į Klaipėdą trenks. Ir viskas. Tuo pasibaigs juridinis asmuo Lietuvos Respublika. Bet kol jis dar ten gyvuos, tas juridinis asmuo Lietuvos Respublika, jis pašauks va tokius vaikinus visus, kad jie numirtų kare. Beprasmiškame kare. Tai todėl geriau iš tikrųjų išvažiuoti iš Lietuvos. Kas ten yra gero? Merginų nėra Lietuvoje. Aš esu buvęs Lietuvoje kažkada prieš 5 metus paskutinį kartą. Lauke nebėra merginų. Visos išvažiavo. Suprantat? Nėra Lietuvoje merginų. Ką tu ten darai? Vengiančių karo tarnybos jaunuolių nemažėja, jų yra stabiliai daug, susimoka baudas ir toliau neina tarnauti. Žmonės, nemokėkit tų baudų. Jeigu jūs norit gyventi Lietuvoje, tai mokėkit. Bet geriau išvažiuokit ir nemokėkit. O po to tas baudas galima bus prisiteis, bet tai yra ilgas kelias iš tikrųjų. Ir, suprantat, jum neapsimoka. Šiuo metu yra pavojinga Lietuvoje. Jeigu rytoj prasidės karas, jūs supraskit, kad jūs nepabėgsit. Lietuva visų pirma uždarys sienas ir su Latvija, ir su Lenkija, kad jūs nepabėgtumėt ir kad jūs tenai pagautų ir ten jūs pagautų ir pasiūstų į karą su Rusija. Arba suvalkų koridorių tą sieną su Lenkija užims Rusijos kariuomenė. Ir tada Rusijos kariuomenė jūs nepraleis tenai. Ten bus sunku, suprantat? O siena su Latvija, tai Lietuvos kariuomenė užblokuos, kad jūs nepabėgtumėte į Latviją. Tai bus chujova. Aš jums sakau, pabėkit iš anksto. Arba, jeigu nebus karo, nuostabu. Aš labai, man reikia, kad karo nebūtų. Bet Lietuvoje gyvena žmonės, kurie nenori karo dėl to, kad jie bijo numirt kare. Aš prarasiu pinigus, jeigu karas prasidės. Mano finansinis interesas yra, kad karo nebūtų. Tai tenai jūs galit prarasti tik tai, gyvybę. Kas yra gyvybė? Nieką. O aš galiu prarasti pinigus, jeigu karas prasidės. Man labai reikia, kad būtų taika. Tačiau aš nesu garantuotas, kad taika bus. Todėl šituo pavojingu laikotarpiu aš visiems patarčiau perlaukti užsienyje. Aš pats laukiu užsienyje. Aišku, aš nesu šauktinis, bet ką tie dalbajobai gali sugalvoti? Jie gali sugalvoti, kad visi vyrai yra šauktiniai. Suprantat? Ir net mane, pensininką, gali pašaukti kariuomenę. Suprantat? Tai aš dėl to, aš bet kokiu atveju Lietuvoje negyvenčiau šiuo metu, nes visiems yra pavojinga vyram. 3800 atvejų. 3800 atvejų. Labai
aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų ne visi lietuviai yra teletabiai. Aš visada tikėjau, kad, ir aš dabar iki šiol tikiu, kad 99% lietuvių jaunimo yra teletabiai. Tai yra, labai durni vaikai, kurios išauklėjo šitas režimas. Jie neturi proto, jie neturi svajonių, jie yra teletabiai tokie. Paėmė teletabiai, pasiuntė numirt. Va taip yra. Bet tarp tų teletabių pasirodo yra net 3800 vaikinų, kurie nėra teletabiai. Man labai džiugu apie tai girdėt. Man labai džiugu. Aišku, mažai. Tai yra lašas jūroje. Tokių vyrų turėtų būti daugiau. Ta prasme, užmušk savyje teletabį, tapk vyrų, atsisakyk tarnaut šitam juridiniam asmeniui. Nevykdyk jokių pareigų. Nėra jokių pareigų. Laisvė papūgom ir visiems. Niekada netarnaukite kariuomenėje. Nevykdykite jokių pareigų. Nėra jokių pareigų. Karo prievolės tarnyba per pusmetį inicijavo per 30 ikiteisminių tyrimų dėl piktybiško vengimo atlikti tarnybą. Matot, 30 jau vaikinų gavo šitą procesą. Visi į Jungtines tautas. Ir tenai mes išdulkinsime Lietuvą. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą